Labadiena, aš esu Max Factor visažistas Aurimas Jurtiškis ir per pirmąją pamoką šiandien aš jums parodysiu, kaip taisyklingai reikia pasirinkti makiažo pagrindą. Visi mes žinom, kad gero ir gražaus makiažo pagrindas yra skaisti ir švytinti oda. Dėl to reikia nepamiršti oda savo rūpintis ir prieš makiažo pagrindą ją gerai sudrėkinti drėkinamuoju kremu, ką mes jau padarėm prieš tai. Norint pritaikyti savo odai tinkamą atspalvį, reikia pamėginti iš kelių galimų variantų. Daug kas daro klaidą, ieškodami tinkamą atspalvio, mėgindami jį tepti ant rankos arba ant kaklo. Aš patariu, kad teisingiausia vieta būtų naudoti skruostą. Taigi mes bandom. Visą laiką nebijant, galima pamėginti kelius. Vos tamsesnį, šviesesnį ir patį tamsiausią. Šiuo atveju mes matom, kad tinkamas makiažo pagrindo atspalvis yra pirmasis. Vadinasi, visą veidą mes dengsim būtent šituo atspalviu. Yra keli skirtingi variantai, kaip jūs norit, kad jūsų veido oda atrodytų. Mes galim ją labai lengvai maskuoti arba turėti maksimalų maskavimo efektą. Kitas labai svarbus žingsnis renkantis tinkantį makiažo pagrindą yra pudros tekstūra. Jeigu jūs norite, kad ant veido pudra būtų beveik nepastebima, aš jums rekomenduoju Max Factor Second Skin makiažo pagrindą. Jis ypatingas tuo, kad savo sudėtyje turi 60% vandens, lygiai taip pat kiek oda. Vadinasi, jeigu jūsų oda yra šiek tiek išdžiūvusi, jis ją net ir šiek tiek sudrėkins. Jeigu jūsų veido oda yra mišri arba riebi, aš jums rekomenduoju Max Factor Color Adapt. Jis savo sudėtyje neturi aliejų ir yra tolygiai prisitaikianti prie jūsų veido spalvos. Jeigu jūs norite šiek tiek stipresnio maskavimo efekto, aš jums rekomenduoju pudrą Miracle Touch. Ji ypatinga tuo, kad užtepus ant veido suskystėja ir tolygiai pasidengia. Ir ketvirtasis labiausiai maskuojantis makiažo pagrindas yra Lasting Performance. Jis išlieka net 12 valandų ir netepa.